Tai ačiū visiems prisijungusiems. Esu labai laiminga, kad pavyko pasikviesti pas mus šiandien Liną. O iš tikrųjų klausimų, atrodo, norėtųsi tiek daug paklausti, nes aš Liną truputį žinau jau iš seniau. Bet gal pirmiausia paklausiu, kaip Lina atsirado Plungės rajone? Kas jūs čia atvedė? Kas atvedė? Iš tikrųjų esu pati aukštaitė ir žemaičių, sakau, reikia gimti, jo pasidaryti neįmanoma. Jau dabar pakankamai gerai žemaitiškai suprantu, bet dar kalbėti sunkiai sekasi, o atvedė į Žemaitiją meilė. Žodžiu, esu ištekėjusi. Meilės emigrantė, bet žinokit, jūs antra pašnekovė, kuri atvedė meilę į Plungę. Nuostabu. Taip, tiksliau ne į pačią Plungę, bet į Plungės rajoną. Gyvenam gamtoj, šalia miško, šalia pelkės, tai taip ir atsidūriau. Mačiau, kad labai nuostabioj gamtoj gyvenat, nes internete iš tikrųjų dalinatės ir tvenkinukas yra, ir daug medžių yra, tai platelių kažkur šalia platelių, ar ne, žiūrovus nereikia žinoti, bet nuostabioj gamtoj. O Lina, aš dar norėjau paklausti, mes buvome anksčiau truputį susitikę ir jūs papasakojot ir vat šiandien kalbėjom, kad jums gyvenime teko pakeisti jūsų profesiją. Gal galėtumėt apie tai papasakoti, nes man labai smalsu. Tai pradžioj, kaip sakoma, visas gyvenimas buvo iš kito galo pas mane. Pradžioj buvo vaikai, paskui šeima, paskui darbas ir dabar mokausi ir dar mokausi ir matyt, kaip aš sakau, visą likusį gyvenimą dar teks mokytis. Daug metų, apie 20 metų dirbau draudimo srity. Ir kodėl aš tą profesiją keičiu? Todėl, kad gyvenime teko, kaip ir tikriausiai kiekvienas žmogus turi daugybę ir patirčių, ir išbandymų įvairiausių, tai teko patirti ir skyrybas, ir turėti onkologiją. Ir kai tu taip gyveni ir supranti, kad kažkas čia vyksta ne taip, tu pradedi ieškoti atsakymų kitose srityse, ne mokykloje, ne pas tėvus, ne kažkokiose institucijose. Ir taip mane visai gyvenimas nusuko į kitą sritį, į tarologiją. Labai įdomu, aš truputį sustabdysiu. Iš tikrųjų, man labai smalsu, nes tarologija, aš nesu tikrai žinovė apie tai, bet man dvelkia mistika. O jūsų ankstesnė profesija, ten labai tikslus toks darbas, ar ne? Kaip, žinot, kaip jūs sakot, gyvenimo pokyčiai, bet kaip visiškai į kitą sferą, kaip jūs ten nuvedė, man labai įdomu šitą. Čia tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia visai kita sfera, o iš tikrųjų tai, aš netgi sakyčiau, ta pati sfera, tik tai kitoj kokybei. Nes kai dirbi draudime, ten yra labai daug skaičių, labai daug analizės, tu turi įvertinti žmogaus poreikį, tas, kuris ateina draustis, tu turi jam pasiūlyti geriausią variantą. Žodžiu, darbas yra su poreikiais ir su skaičiais. Tarologijoje irgi yra tie patys skaičiai, ten atsiranda daugiau simbolių, tik tai skaičius turi jau ne kiekybinę reikšmę, bet kokybinę reikšmę, ko mūsų mokykloje niekas nemokė. Bet jau pirmą mokyklą ezoterinę buvo įkūręs Pitagoras ir ten būtent mokė muzikos, astronomijos ir matematikos. Ir matematika, aišku, įdomiausias dalykas yra apie kokybinę skaičių reikšmę. Būtent tarologija yra apie skaičių kokybę ir simbolius. Labai įdomu. Teko man pačiai irgi išbandyti. Ir dar, žiūrėkit, man toks
kirba klausimas. Jūs, Lina, minėjot, kad buvo kaip ir pasirinkimas, ar ne, kur link arba koučerės profesiją rinktis, arba šitą. O kaip pat išjautėt, kad ne koučingą, nes dabar labai populiaru šitą profesiją pas mūsų. Tikrai taip, nes koučingas, jisai padeda žmogui labiau susiorientuoti, siekti tikslų. Ir mes einam per klausimus. Ir kaip sakau, jeigu žmogus turi klausimą, jisai visada ras atsakymą. O tarologija yra šiek tiek kitaip. Čia irgi yra, kaip sakoma, mums kyla vidiniai klausimai ir mes ieškom tų atsakymų. Pavyzdžiui, kodėl mes čia toj žemėje, ką mes čia turim padaryti, kokia mūsų misija, kokiu keliu eiti, koks mūsų pašaukimas. Ir pradėjus gilintis į šitą sritį, tarologiją, aš supratau, kad ten yra didžiulis lobynas žinių. Ir aišku, kažkada tos žinios buvo slaptos, dabar jos yra atidarytos ir prieinamos visiems. Ir tada, kada man reikėjo rinktis koučingas ar tarologija, aš pati savo nusprendžiau, kad būtų labai nesąžininga prieš save su žmogum kalbėtis apie koučingą, bet žinoti šiek tiek daugiau, ne? Ir todėl nusprendžiau kaip revoliucionierius eiti su taro įrankiu, su tom labai senom, slaptom žiniom, per simbolius, per skaičius. Aš žinau, kad jūs važiavot kažkur į užsienį semti žinių, ar taip? Taip. O kur tai buvo? Važiavau ir iki karantino čia buvo mokytoja, pagal kurios metodą aš sudarinėju žmogaus psichologinio portreto analizę pagal gimimo datą, gyvena Lenkijoje, Alicija Kšanovskaja. Ir aš pas ją visada važinėdavau, o dabar susitikimai vyksta online, nes mokytojas vis tiek yra žinių šaltinis ir dirbant tokį darbą, tu turi nuolat atsinaujinti, nuolat pasipildyti, pasidalinti savo patirtim. Aišku, tam, kad galėčiau ne tik daryti konsultacijas, bet ir vesti mokymus, turėjau net ir egzaminą laikyti. Tai va. Tikriausiai puikiai išlaikęs. Na jo, kaip ir tikriausiai, kaip ir kiekvienas egzaminas, yra jaudulio, nes tu turi būti įvertintas, tai ką tu moki, paskui kai pradedi dirbti, tai aišku, su patirtim tau vis ateina daugiau pasitikėjimo, užtikrintumo ir jeigu anksčiau konsultacijai ruošdavausi pusę dienos, tai dabar man užtenka pusvalandžio. Tai, kaip sakoma, meistru tampama tik tai tada, kai įgyjam tuos minimum 10 000 valandų. O dar man domina, kaip žmonių nuomonė, nes žinot, įvairiausių žmonių ir įvairiausių nuomonių yra. Ar yra tekę susidurti su kažkokiu gal netokiu palankiu požiūriu iš tų pačių klientų, kurie kreipiasi? Ar galite kažką pasidalinti? Kaip susitvarkėt su... Jo, pradžiai, kai pradėjau dirbti, tai tikrai labai daug girdėjau, kai žmonės išgirdę žodį taro, susima už galvos ir jiem tai atrodo velnias, jiem tai atrodo kažkas labai susiję su blogiu, burtai kažkokie tai. Ir iš vienos pusės galima sakyti, kad taip, bet visi burtai baigėsi, kai mūsų protas gauna paaiškinimą. Ir man šitas dalykas yra labai aiškus, nes būtent taro sistema yra išdėliota atskirose kortelėse, ne, kiekviena kortelė vadinasi arkanas, žodis arkanus reiškia, kad ten kažkas yra paslėpta, simboliais, skaičiais, spalvom, formom. Ir kada tu pradedi studijuoti
studijuoti šitą dalyką, tu supranti, kad čia nėra jokios paslapties, kad yra logika, yra žinios, tik tai jos ne visiems buvo kažkada prieinamos. Dabar viskas atidaryta. Ir tikriausiai kreipiasi gal vis tiek suinteresuoti žmonės, ar ne, kurie palankiai žiūri į tai, ar ieško pagalbos, ar tiesiog atsakymų kažkokių, gal ir... Tikrai taip. Dažniausiai kreipiasi, kaip aš sakau, 3 kategorijos, kurios ateina pas tarologus, ar ne? Tai vieni žmonės, kuriem labai reikalingas emocinis palaikymas. Žmogus nusprendžia daryti pokytį savo gyvenime ir jam yra nedrąsu, pavyzdžiui, nedrąsu keisti darbą, nedrąsu yra keisti gyvenamą vietą, partnerį ir žmogui tiesiog reikia palaikymo, padrąsinimo. Kitas, atsiprašau, kaip pas psichologą. Taip. Arba draugą gerą. Taip, tikrai labai panašiai. Kitas variantas, kai žmogus pasimeta gyvenime ir jisai nežino, ką pasirinkti. Jisai yra visiškai pasimetęs, užstrigęs, jo jau nebetenkina tai, ką jis turi gyvenime, bet jisai dar nesupranta, kur jam eiti. Į kairę, į dešinę, tiesiai ar išvis nieko nedaryti. Tai vat kada žmogui reikalingas toks išsigryninimas. Ir aišku, dar viena kategorija, tai įvairiausi smalsautojai, kuriem viskas įdomu, tai jie eina ir pas astrologą, ir pas numerologą, ir pas kaučerį, ir